Istorinis momentas. Šiandieną keliuosi į Kuršių neriją. Filmuosiu kontentą. Oras įspūdingas. Kiek čia rodo ant skidelio, -9,5 laipsnių. Laukia daug gero reginio. Ledas, kopos, molas, miškai, dronas, whatever. Tai važiuoju visai dienai. Kaip sakant, iki Sutemų maždaug. Bet tiksliai nežinau, kiek būsiu. Ir tiksliai nežinau, ką veiksiu, bet važiuoju tiesiog pasigrožėti gražia gamta ir tuo pačiu užfiksuoti vaizdus. Kelsiu nuotraukų, kas gaunasi. Ir jo, dabar laukiu kelto ir plauksim per marias. Matau ledą ant marių. Toks štai gražus tas keltas. Tingiu, bet žiūri gerai atrodo. Ir pajudėjom. Tai apie 20 minučių truks plaukimas keltu. Kainavo 23 eurus. Susimatysim kitam krante. Ir šioje vietoje paklausykit, kaip keltas traiškė ledus. Laivas Dubingiai. Wow. Kolima. Taigi, ko aš jums nesakiau, esu pasiėmęs juostinuką šiandieną. Va, jisai taip zoominasi. 200 ISO 36 kadrų Kodak. Čia Gold, spėjau. Labai senai dėta juostelė. Ir keli kadrai jau padaryti, tai tikiuosi viskas gausis su juo normaliai. Aišku, ir su skaitmeniniu fotografuosiu fotoaparatu. Nu va, pirmas kadras padarytas. Pabėgo tie paukščiukai nuo manęs. Jie taip plaukia ir nuplaukia palei srovę. Jo, jie va tenai. Tenai šeiminėlė plaukia, matau toli. Labai graži spalva tą laivą. Taip prie šaltos vandens spalvos, ta oranžinė labai taip skaniai žiūrisi. Ir kranai tie visi, man tokia nostalgija, Klaipėdai. Man tokia mintis užėjo, kad aš tik atplaukiau, iš karto varau fotkint. Dabar yra kiek čia tų valandų. Dabar yra 1 valanda, temsta 4:30, tarp 4:05. Tame tarpe aš turiu iškart fotkinu, man dar reikia Nidą nuvažiuoti. Ir aš dar iki molo pačio nedaėjau. Tai aš galvoju, man reikia biškį paskubėti ir nėra tiek daug tos dienos. Taip atrodo čia. Saulė jau vos virš medžių, tai jeigu aš čia taip ilgai žaisiu, tai nieko ir nesužaisiu. O, jau matau įdomų kadrą, švyturys ir paukščiai. Traukiam savo plasmasės gabalą. O, jau 4 kadrai padaryti. Liuks turim. Bet čia nepasakyčiau, kas labai įdomaus ant to molo. Man atrodo, kad labai įdomu tenai kitoj pusėj šitos blokados. Pirmie akmenys labai apšalę tokie. Gražiai baltai, nu žiūrėsim. Nu davai švyturį su šituo. Vertikaliai bandom. Oho, ten va, kaip apšalę viskas. Vien ledas, geras. Lėkiu apžiūrėsiu, kaip iš kitos pusės gaunasi akmenys, nes matau apšalę. Bet žiauriai gerai atrodyt. Oh my goodness, kai gerai atrodo. Davai, nežiūrėdamas.
Ui, oi, įsigandau. Ten toliau gal neįsiu. What? Traukinukas vis dar veža? Aš gavau tik tai vasaram. Žiūriu, sustriukiam, visi sėdi tenai. Traukiu link Nidos. Reikia pro postą pravažiuoti 5 eurus. Ne, 10 eurų susimokėti reikės. Jau pusė 2. Jau saulytė po biškį slepias už medžių. Pasižiūrėjau, ką tik kur buvau išlipęs. Meškos galvos apžvalgos aikštelė. Pasiekiau jau Juodkrantę, žiūrėsiu kaip kormoranai gyvena. Aš neįsivaizduoju, ar jie ten yra, ar jų ten nėra. Pakėliau droną, vau, vaizdai tiesiog vau. Pasižiūrėkit į ledą. Atvykau į kormoranų vietą, kur jie gyvena. Tyla. Nepasidomėjau, bet greičiausiai irgi paukštis, kuris įskrenda žiemoti vakarus. Čia prie tos kormoranų vietos yra toksai geras potelis. Ten vasarą būna atvažiuoju, išsimaudau. Įdomu, kaip dabar žiemą atrodys. Šita vieta niekad nesu buvęs. Nerealus vaizdas. Ir čia nebaisu įlūžti, nes aš matau, kad čia gylis. Kiek? Nesiekia net pusę metro. Net nebūtų baisu įlūžti. Parašykite, su kuo įdomiau kadrų žiūrėti padarytus juostiniu fotoaparatu ar su skaitmeniniu fotoaparatu. Labai įdomi jūsų nuomonė. Ir žodžiu, norėjau pasakyti, kad yra toksai puslapis UTM-ANS.LT. Tai čia nėra draudžiama skristi, dėl to galiu kelti droną. Tokiam suvokimui, žinojimui, kad, pavyzdžiui, Nidos kopose jau droną negalėsiu pakelti. Labai gaila. Jau orą žiūriu, tamsėja. Spėsiu į Nidą nuvažiuoti, kol dar nesutemo. Kiek čia apie 20 km iš šitos vietos iki Nidos pavažiuoti. Paskui dar nueiti. Turėčiau spėti. Kiaušinukai, dešrytė ir arbatėlė karšta. Nu ką, jau 4 valandos beveik. O aš dar vis važiuoju link Nidos. Nežinau, ar spėsiu, bet man svarbu yra kelis kadrus padaryti ant tų Parnidžio kopų užlipus. Saulė, manau, dar nebus visiškai pasislėpus. Matysit. Aik tu sau, čiagi tos mirusios kopos, aš čia droną galiu kelt, man atrodo. Žinokit, Nida dar vėliau biški bus.
biški kopas užfilmavau, užfotkinau su dronu. Griebsiu fotiką dabar ir eisiu pafotkin biški. Kas įdomiausia, kad čia vasara ir kitais sezonais būna mokama. Bet dabar žiemą tas punktas nedirba, užsidaręs. Tai nemokamai galima pasivaikščioti mirusiam kopom pagaliau. Vieną kitą kadrą padarau, bet nerealiai gražu, tiesiog grožiuosi. Tai va, esu Pervalkoj ir Nidos jau nebepasieksiu, bet neapsimoka jau važiuoti. Nieko aš ten nebenuveiksiu, tamsu ir darosi. Ir va, tai suksiuosi ir važiuosiu link kelto, link namų.